Sveiki, sveiki. Tai kaip ir minėjau jau praeitam video, sveikinuosi iš Helsinkio. Važiuosiu šį kartą nuo Helsinkio iki Nordkapo Norvegijoje. Ir tai yra trumpa kelionė, maratoninis važiavimas, kažkas tikriausiai į vidurį. 1600 km vienu ypu. Paprastai nevažiuoju naktį, o naktį nevažiuoju dėl saugumo sumetimų, nebent tai kažkokios tai ekstrinės situacijos. Šiuo atveju nuo Helsinkio iki Nordkapo yra 1600 km ir vienu ypu, kaip kad aš sumanęs dabar nuvažiuoti, paprastai būtų kiek sudėtinga, nes tikrai sutems. Automagistralių čia nelabai yra Suomijoje. Šiuo momentu Skandinavijoje yra šviesu, panašu, kad kiaurą parą, ypatingai šiaurėje. Į šiaurę važiuojant turėtų nesutemti. Bet kaip jeigu apsiniaukia, kaip jeigu lyja, o kaip su nuovargiu, o miego norisi, ar miego norisi, bet neišeina užmigti, nežinau. Jeigu reikės, sustosiu ir pamiegosiu tiesiog šalikeliai, o dabar traukiu į kelią. 8 ryto šiuo metu yra Helsinkije, šilta, 20 su virš laipsnių, tuo tarpu Nordkape prognozė rodo, kad lyja ir yra 6 laipsniai šilumos. Išvažiuoju iš Helsinkio lėtai ramiai. Laukia ilgas kelias, nepriskubėsiu. Tuoj pat šalia sostinės gaunu dovaną. Kelias atkarpas nuostabios magistralės, tačiau jį trunka neilgai. Pirmi 500 lėtų kilometrų jau nuvažiuota. Apsiniaukia, lynoja. Panašu, vasarą Suomiai savo sodybėlės važiuoja ištisai, atostogauja. Ir transporto tikrai daug. Iriuosi į priekį. Kažkaip lietaus labai, sakau, nelaukiau, bet ką daryti? Dalis istorijos tikriausiai. Gal stipriai nelis. Saulė šviečia, kartais lynoja. Visai būna. Tačiau didesnis tarpinis tikslas artėja greitai ir sklandžiai. Štai jau ir poliarinis ratas. Sveiki, sveiki. Poliarinis ratas. Rovaniemi. Poliarinis ratas ir aš kaip mėgstu sakyti, važiuojant į šiaurę, tikra šiaurė prasideda tik kirtus poliarinį ratą, kurio riba yra būtent čia Rovaniemi. Visai šalia Santa Klauso namo šiaip jau. Ir tai yra 800 su trupučiu, 820 keli kilometrai nuo Helsinkio ir jau jaučiasi šiaurė vasara. Uodų pilna ir atsiprašau už vaikymus. 800 su trupučiu kilometrų ir užtrukau kely po 80 minučių, tai 12 valandų su visai trupučiu. Yra, nuovargio šiek tiek jaučiasi, bet, 8 vakaro apsiniaukia, nežinau. Prieš tai lynojo, pastarąsias kelias valandas jau lynojo ir lygiai taip pat viskas atrodo, tai man viduj, tiesiog vakarėja, vakaras, kaip ir turėtų būti, atrodo. Ir ilga diena jau atsitiko. Žiūrėkim, kaip čia toliau atrodys. Iki greito iš ten šiauriau. Beje, šiauriau ne tik uodai. Esu jau įsijungęs ir rankenų šildymą, ir sėdynės šildymą. Viską kartu, nes yra tik tais 9 šiaurietiški laipsniai šilumos. Po valandos kitos pasimata saulėlydis, o kūnas jau prašosi ramybės. 20 minučių pasnaudimas ir vėl esu įsidienojusi šviesoje. Nuspėjamo elgesio elniai, veik visiškai tušti keliai, ežerai, laukinė gamta, visa tai yra Laplandijos vizitinė kortelė. Visiška pasaka. Kylant už poliarinio rato ribos aukštyn, gamta tarsi perima stebinti į savo rankas, protas rimsta, o energija aukštai. 343 km iki Nordkapo, tai yra iki finišo, tai matyti tokį ženklą yra absoliučiai kaip šviesa tunelio gale. Nors šviesos čia ir pakanka absoliučiai irgi lygiai taip pat, ko ir tikėjausi. Nuvažiavau 400 km už poliarinio rato ir dabar yra truputėlis po 2 valandos nakties, tai yra dienos nakties, kaip čia. Pagal paros metą tai yra naktis, bet pagal šviesą ir jausmą tai yra absoliučiai diena. Ir energijos prasme lygiai taip pat tai yra dienos jausmas, kas yra smagu. Uodų vaikymas šiauriai yra visai mankštelė. Gerai, netaip daug liko ir 18 valandų kelyje jau dabar. Patogiai važiuodamas motociklu,
Visuomet išgyvenu sklendimo jausmą. Jis ypatingas. Tikiu, tai ir jums viena priežasčių važiuoti. Norvegijoje nakties saulė plieskia ir tarsi net minties nėra, kad gali būti kitaip. Kol neišvažiuoju, išveik 7 km besitęsiančio tunelio. Važiuoju Vėžlio greičiu, per pastarąjį 100 km oras pasikeitė tikriausiai 5 kartus ir liko vos kelios dešimtis kilometrų iki finišo Nordkepo. Jau visas valandas, kiek čia reikia, išvažiavau ir toj pasipasakosiu privažiavęs, kaip čia viskas iki galo atsitiks. Matomumo mažai ir slidu, ir drėgna, ir pučia, ir ko čia tik tais nėra. Taip. Prieš pabaigą šiaurėje. Lūkestis teigia, kad čia visuomet turi šviesti saulė. Tačiau gamta primena apie tai, kur esu. Juk čia pati Europos šiaurė. Kalnai, aplinkui vanduo. Retsykiais nebesu tikras, ar aš aukštai, ar debesis taip žemai nusileidė. Tikėtina abu. Iki finišo visai nebedaug. Privalau išlikti maksimaliai budrus ir tiesiog mėgautis šiaurinės ramybės patyrimu. Tai ir darau. Juk to ir važiavau. Šiaurė iš esmės yra patyrimas, o ne vaizdai. Vat pavyzdžiui, šiauriausias Europos taškas, į kurį ką tik tais atvykau, yra užklotas debesiu. O jausmas, kad stoviu ant pasaulio krašto, čia ir dabar jis jaučiasi. Iš principo, manau, kad mes esame šiauriečiai ir reikia keliauti į šiaurę nuolat. Ką ir darau paskutinius 7 metus kasmet. 1588 km ir 25 valandas kelio nuo Helsinkio. Visada šviesoj. Vasara taip, tai įmanoma. Ačiū, kad keliaujate drauge ir iki kitų susitikimų. Važiuoju miegoti. Stop, viskas greitai kinta, tai reikia palaukti truputį. Važiuojam.